Jo, tai čia mini insightas, kad jau kai Kem 2, tai šitie draudimai kainuoja tikrai daug. Jie eksponentiškai auga, lygiai taip pat kaip ir investicijos, taip pat ir draudimo kaina. Taip. Man Buffetto patiko Never Bet Against America. Mėnesinė įmoka būstui 220, mašinos 200 Kem 5. Mašinos daugiau negu už. Ta pati, kad pagalvojau. Ir čia klausimas tada, ar gaudyti dipus? Tai mano klausimas yra, kiek jūs dėmesio norit skirti būtent pačiam investavimui. Ir šiam 5, taip pat supratai, kad netoli 2 mylikų esi su šita investicija vieno indeksinio fondo. Tai bendros išlaidos 500. Žmonės, papasakokit man, kaip jūs išgyvenat. Rimtai, aš noriu žinoti. Sveiki, tai šiandien ilgai netrukus mes ir vėl realių situacijų apžvalgoj kartu su Aleksandru. Kaip ir kiekvieną kartą mes komentuojam jūsų atsiųstas situacijas, kur jūs atsakinėjate į 27 klausimų klausimyną, pateikėt savo situaciją ir mes pasidalinam savo įžvalgom, kaip mes elgtumėmės, būdami jūsų apibūdintoj situacijoj. Nes tai nebūtinai yra jūsų situacija, galbūt kaimyno situacija, ar ne? Taip. Tai priminsiu dar trumpai, kad viskas, apie ką mes kalbam, nėra investavimo rekomendacijos, tai yra mūsų nuomonė, įžvalgos iš praktikos, iš patirties, iš kitų klientų, kuriuos mes anksčiau konsultuodavom, praktikų ir kaip jie susitvarkydavo su tam tikrom situacijom, gerosios praktikos iš pasaulio lygio ekspertų. Tai ką, važiuojam tiesiai prie situacijų ir beje, priminsiu, kad nuoroda yra apačioje ir jeigu norit susipildyti, kad apžvelgtume jūsų situaciją, tai šitoje vietoje turėtume turėti apie 7-6 savaičių eilę. Taip. Tai užsiprenumeruokit kanalą būtinai. Na, o jeigu toks turinys jums tinka ir patinka, žinoma, mes lauksime jūsų laikų. Tai ką? Važiuojame tiesiai prie situacijų. Ir šiandien mes turim programuotoją. Tai pajamų gavimo forma yra MB, mažoji bendrija ir vienas pajamų šaltinis. Bendros pajamos 4000 atskaičius mokesčius, bendros išlaidos 3000. Įsipareigojimai, būsto paskola ir autokreditas, būsto yra 2,14, automobilio 7,5 marža. Įsipareigojimų laikotarpis būstui 25 metai, automobiliui 2 metai. Gražinimo metodas anuitetas, mėnesinė įmoka būstui 220, mašinos 200 Kem 5. Mašina daugiau negu už būstą. Ta pati, kad pagalvojau. Paskolos likutis 33 000 būstui, 5 000 automobiliui. Amžius yra 32. Tai vedęs, turime 1 metų vaikelį, žmona gauna tik 400 eurų per mėnesį, tai aš išlaikau visą šeimą. Biudžeto valdymo būdas, skirtingos sąskaitos, susimoku pirmą savo, santaupos nuo pajamų per mėnesį 0, santaupų suma 0. Investavimo priežastis, sukaupti pradiniam įnašui, finansiniai laisviai, pensijai, investavimo patirtis, akcijos, ETF-ai, investuojama suma per mėnesį 1000, turimos finansinės apsaugos, kompensa, draudimas, 10K gyvybė, 10K sveikata ir 10 kritinės ligos. Vaiko pinigai, 30 eurų draudimas ir likę atidedami į atskirą sąskaitą. Mokesčių lengvatos rašo, kad neišnaudoja, asmeninė edukacija per paskutinius 12 mėnesių, anksčiau daug knygų skaityta, tada daug investuota, bet mindset buvo kaip lošėjo ir 80% pinigų praradau. Ir taip 2-3 kartus. Žinai, brangiai kainuoja tas mokamės iš klaidas. savo klaidų. Taip. Lūkesčiai, ko tikitės iš pokalbio, niekaip negaliu susidėlioti normalaus plano. Per pastarosius 2 metus taupiau pinigus pradiniam įnašui, sukaupiau 25 000, dėja nepavyko nupirkti namo, kurio norėjau, dėl to dingo motyvacija ir susimaščiau, ką darau su savo pinigais. Pradėjau klausyti jūsų laidų ir esmė, kad noriu kelių dalykų. Tai yra 4 dalykai išvardinti. Pirmas, kaupti ir turėti pinigų pradiniam įnašui, kuriuos investuočiau, bet jie vis tiek būtų likvidus, kada man jų prireiks. 20 000 maždaug. Tai gal tu nori po vieną pakomentuoti ir tada... Ne, tai perskaitom visus ir valio. Good. Tada antras, kaupti pensijai. Atlygį gaunu pagal civilinio vadovavimo sutartį ir moku tik GPM. Trečias, finansinės pagalbės kaupimas. Ketvirtas, finansinė nepriklausomybė. Labiausiai domintų, kaip galiu procentaliai išskirstyti 25 000 į šiuos 4 kelius ir kur į ką investuoti. Tai šiuo metu su investicijom yra Nasdaq'o 100 4000 eurų, S&P 500 8000 eurų, BTC 2000, Ethereus 2300. 1700 yra kešų ir likę pinigai sąskaitoj banke irgi keš. Nu gerai, tai
šitoj vietoj, kadangi aš komentuoju, ne, tai tikriausiai būsiu nuoširdus, nemandagus. Ne? Tai va, tai pirmas momentas būsto kreditas 2,14, viskas tvarkoja, tai aš kaip suprantu, jūs norite tiesiog keistis iš mažesnio būsto į didesnį, vėlgi darau prielaidą, nes nėra aprašyta tiksliai. Ir tada darau prielaidą, kad šito būsto, už kurį esat skolingi bankui ir kur pradiniai įnašai padaryti ir kažkiek jau yra išmokėta, paskolos jūs parduoti nenorit ir norit palikti jį kaip aktyvą. Tai tada, jau tada tas aktyvas turėtų būti pas patį portfelyje, kai atsiras namas, dėl to šiai dienai investuoti pradinio įnašo, tos 25 000, aš visiškai nematau prasmės jokios. Nes jeigu mes planuojame pasilikti savo aktyvą, tai mano asmeninis noras būtų kuo greičiau atsikratyti brangios paskolos automobilio, kuri kiškoja perkant namą arba didesnį jau ten tą paskolą turint ne 33 000. Ir šitoje vietoje, jeigu jūs atsikratot šitos paskolos, tai 5 000 jau išėjo. Tai va, tai šitoje vietoje investuoti ne, čia yra mano tiek asmeninė, tiek klientų patirtis. Kodėl? Dėl to, kad dažniausiai geri pasiūlymai atsiranda tada, kai visiems blogai. O kai visiems blogai, Nasdaq'as vaikšto apie minus 40%, S&P 500 apie minus 30%. Tai godumas žudo, jau tą padarė 2-3 kartus, tai nenorėčiau, kad būtų 4 šitas. Todėl pradinį įnašą per Bitcoiną, Ethereumą, Nasdaq'ą ir S&P jokiais būdais. Tai va, čia yra mano asmeninė nuomonė. Kita dalis, jeigu esat pagrindinis šeimos maitintojas, tai 1700 grinaisiais ir kažkiek pinigų sąskaitoje banke, tai čia gaunasi kiek? 4 plus 2, 6, plus 8, 14 ir plus 4, 18, tai 7K vadinasi bankė, pagal pačio pajamas, jeigu žiūrėti, ne, kad bendros atskaičius jau 4 000, o išlaidos yra 3 000, tai šeima tikrai nesijaučia saugiai su 7 000 netgi rezervų, jeigu mes neskaičiuotume to į pradinį įnašą. Tai bendrai paėmus situacija yra tokia, kad pas patį godumo mygtukas yra ant extreme greed šiuo metu ir aš siūlyčiau jį pervesti bent į neutral ir pasižiūrėti iš šono į savo situaciją, nes tikrai dar kartą užlipsi 4 kartą ant to pačio grėblio, tada sakysi, investavimas šūdas neveikia ir taip toliau, ir tada jau tikrai atmuš bet kokį norą investuoti. Tai tų variantų yra, bet svarbiausia, 32 metai, nebūk labai godus. Ir tas godumas dabar palieka tavo šeimą be rezervo, palieka, realiai jeigu nusipirksit namą, tai paliks be jokių rezervų, be jokių investicijų išskyrus butą. Tai geriau nupirkti metais vėliau, negu neduok dieve kažkas nutiktų, pas tave su darbais kažkas būtų per krizę, jeigu dirbi programuotojų ir dar ypač su kokiu AI burbulas sprogsta, kdin babam, namo paskolą reikia mokėti, NT vertė nukrito, rezervų nėra, vaikas, žmona, žodžiu. Situacija nepavydėtina. Tai jeigu sąmoningai nori rizikuoti ir statyti save į tokią padėtį, valio, bet siūlau tada, nežinau, ten leksitanilę kokią nusipirkti. Ne gydytojo rekomendacija? Ja. O iš kitos pusės, tai tada kam pačiam save statyti į tokią situaciją sąmoningai, kur tu turi daugiau šansų pralaimėti, negu laimėti ir po to sakyti, blemba nepaėjo. Tai va, tai aš norėčiau žaisti safe. Jo, aš gal iš toj vietoj dar, va čia ne kaip tu ir pakomentavai, žmogų, 3 prioritetas yra finansinės pagalbės kaupimas, kai tai realiai turint vaiką ir šeimą turėtų būti number 1. Ir tai yra pagrindinis pajamų gavėjas. Taip, tai gal netgi ar ne, galima tą finansinę pagalbę paimti iš būsto pradinio ir tada būsto pradinį jau papildomai kaupti kažkur. Taip. That's fine. O vis tiek vaikas nedidelis, ar ne, tai žmona didelė tikimybė išeis dirbti po 2 tarkim metų, ar ne, tai dar atsiras papildomų pajamų, žmona galbūt pradės investuoti ir jau tada keliausit labiau konkrečiai link tos finansinės nepriklausomybės, kai būsit įsigyventinę tos pagrindinius 3 etapus. Dar kitas dalykas, šiaip aišku, dirbant pagal MB, tai geras čia pastebėjimas, kad žmogus
dirbdamas pagal civilinę paslaugų sutartį su MB, jisai pats privalo rūpinti savo pensiją, nes to neužtikrina civilinė paslaugų sutartis ir mokesčiai, kurių mes nemokam. Taip, tai bet bendrai paėmus, jeigu 32 metai žmogui gerai susikaupė iki 35 metų pradinį įnašą, nusipirko namą, nuo 35 iki 40 metų pasidarė portfelį bent jau, kiek čia 5 metai, ne, tai jeigu po 1000, tai yra 60 mėnesių, tai 60 štukų portfelį į, kaip pavyzdys, tą patį Nasdaqą. Nasdaqas prie vidutinės grąžos, tarkim, 16% dvigubinasi kas 5 metus, tai jeigu mes kalbam, kad tavo investicijos dvigubėja kas 5 metus, tai KEM 5 102 štukų, PEM 200 KEM štukų, kiek čia, PEM 5 408 štukų, šiam 900 šiam štukų ir šiam 5, taip pat supratai, kad netoli 2 myliko esi su šita investicija vieno indeksinio fondo. Tai aš nemanau, kad metai ar 2 su tavo rizikos tolerancija tau kažką tai pakeis, svarbiausia bus tiesiog kantrybė ir atsirinkti tą indeksą, į kurį tu norėsi long term investuoti. That's it. Taip, tai anonimiškai inžinierius projektuotojas, darbo sutartis, pajamų gavimo forma, pajamų šaltiniai 1, bendras pajamos 1300, bendros išlaidos 500. Žmonės, papasakokit man, kaip jūs išgyvenat. Rimtai, aš noriu žinoti. Finansiniai įsipareigojimai nėra, amžius 23, supratau. Šeiminė padėtis vienišas, tai gal gyvena su tėvais. Susimoku pirmą savo mėnesio išlaidų sumą, visą kitą investuoju arba dedu į kaupiamąją sąskaitą. Valio, santaupos nuo pajamų per mėnesį 100-200, santaupų suma, žiūrėk, pa žmogų, su štuka 300 pajamom, $3000 D sąskaita, 1000 eurų Revolut lanksti sąskaita, lengvai prieigai, finansinė laisvė ateityje yra investavimų priežastis ir yra noras gauti atlyginimą iš pasyvių pajamų. Investavimo patirtis, pradėjau domėtis apie investavimą prieš metus, portfolio pavienės dividendinės akcijos ir ETF 2500, krypto 600 eurų, sutelktinis investavimas į NT 1000 eurų. Investuojama suma per mėnesį, kiekvieną mėnesį 500-600 į akcijas ir fondus. 23? 23 metų. Wow. Tai turimos finansinės apsaugos, nėra nieko, asmeninė edukacija, knygos, daug YouTube kontento ir lūkesčiai yra, tikiuosi sužinoti, kaip galėčiau patobulinti savo strategiją. Šiuo metu atrodo, gal per daug diversifikuoju, nes esu investavęs į 9 skirtingas akcijas fondus. Kas mėnesį ne visada užsiperku visų 9 pozicijų, nes kai kurios būna šiek tiek pakritusios, todėl daugumą pinigų skiriu dipo užpirkimui. Norėčiau sužinoti, ar geriau skaidyti visą investuojamą sumą ant visų pozicijų ir dollar cost average metodas padarys savo, ar bandyti gaudyti dipus, taip investuojant didesnę sumą į mažiau pozicijų, į kai kurias iš vis neinvestavus ir darant mažiau pirkimų. Na tai prašom pasireikšti. Tai labai fainai vėl, man kaip visą laiką pagyrimai jaunam žmogui, kuris jau dabar šitiek daro, jau turi ir santaupų, ir įdarbintų santaupų, ir investuoja po 500 viršaus į ETF-us. Tai ta prasme. Ja. Tai aš gal šitoj vietoj pastebėjimas 23 metų, tai tikrai siūlyčiau nueiti ir pasižvalgyti dėl draudiminių apsaugų, nes kuo mes jaunesni esam, tuo pigesnis yra draudimas. Tai reiškia, kad net ir nutikus nelaimei, mums nereikės imti iš savo rezervų, iš savo pinigų išleisti už gydymą, jeigu taip nutiktų. Jeigu nenutiks, išleisti kelis eurus per mėnesį už apsaugas, man atrodo worth it. Vien pirmadienį mano kraujo tyrimai 200 pinigų kainavo. Tai. Metų praktiškai išlaidos, ne? Tai gerai, tai tada taip, fainai, kad yra finansinė pagalbė, kuri yra įdarbinta ir dalis pinigų, 1000 yra lengvai prieigai, tai kaip ir reikėtų turėti, ar ne, kad mes galėtume momentaliai tos pinigus išsimti, kiti gali būti 2-3 dienų atstumo 4000 pagalbė su 500 būtinųjų išlaidų, labai gražu. Taip. Tai gerai, dabar jeigu eisim prie pagrindinio lūkesčio ir klausimo dėl 9 pozicijų, tai šiaip labai fainai, kai jūs pakomentuojat, ką ten tokio turit. Nes 9 pozicijos man pirma mintis, ar jos nesidubliuoja. Nes jeigu mes turim ETF-us arba turim akcijas, kas buvo parinkta, tai jeigu norit pasižiūrėti, ar nesidubliuoja jūsų akcijos, čia yra mano video apie fondų dubliavimą, pasižiūrėkit. Ir galit patys tą pasitikrinti. Tai šiaip 23 metų aš siūlyčiau
rinktis kuo paprastesnę strategiją. Bet jeigu jau turit akcijas, tai galbūt rinkčiausi Core Satellite strategiją, kur mes turim kokius 70-80% tą visiškai paprastą indeksinį pasyvų investavimą į plačiai išskaidytus fondus, sekančius, nežinau, tą patį S&P 500 ar visą pasaulį, jeigu norisi, gal technologijos ar ne, pakankama ta rizikos tolerancija. Ir tada jau turėti keletą akcijų arba keletą papildomų sektorinių ar teminių ETF-ų, į kuriuos mes investuojam. Ir čia klausimas tada, ar gaudyti dipus, tai mano klausimas yra, kiek jūs dėmesio norit skirti būtent pačiam investavimui. Tai aš tikrai tam tikrose pozicijose gaudau dipus, kaip ir šiandien, tarkim, matau, kad nuolaidą perku, bet tikrai tą darau ne kiekvieną mėnesį, nes ne kiekvieną mėnesį yra kada ar ne ten sekti visas tas pozicijas. Tai tiesiog pasižiūrėkit, kiek norit skirti laiko, turit core dalį, vieną pagrindinį arba du pagrindinius fondus, į kuriuos nuolatos investuoja didesnę dalį pinigų. Ir jeigu matot, kad jūsų tos satelitinės pozicijos dipina, tai galite užsipirkti satelitinių pozicijų. Aš taip sakau. Tiesiog supaprastinti strategiją, neturėti labai daug pasirinkimų ir visą laiką žinosit, ką daryti. Aš tai siūlyčiau tiesiog iš tų 3000, kurie yra rezerve, ne, tai galbūt per dipą, jeigu ypač didesnis dipas, tai aš pirkčiau ETF-us, aš nepildyčiau pavienių tikriausiai pozicijų, aš pirkinėčiau, kadangi long term ETF-us. Bet tai nereiškia, kad aš nepirkčiau šiaip su DCA strategija. Aš tiesiog daugiau to ETF-o nupirkčiau tą mėnesį, jeigu neužtektų pinigų mano galimybių rezervę, aš paimčiau iš savo rezervo šitoje vietoje, jeigu pas mane su darbu viskas stabilu, ir tada tą rezervą atstatyčiau kito mėnesio, sakykime, pirkinių sąskaitą. Tai, dvigubą užpirkimą padaryčiau už 2 mėnesius vietoje vieno, kai yra didesnis dipas. Dažniausiai didesnis dipas tai yra vėlgi, jeigu žiūrėti statistiškai ir istoriškai, tai recesija prasideda, kai S&P 500, vėlgi tai yra 11 recesijų statistika nuo 1964 metų. Tai jeigu mes paimsim 11 recesijų, tai S&P standartiškai 365 dienų bėgyje krenta 4%, pakrito 4%, tada prasideda recesija, tada jisai per 169 dienas nukrenta 21%, tada per 169 dienas atsistato ir tada per tą laiką dar paauga, dar per 365 dienas paauga 15,1% on average. Tai vat jeigu tau yra noras gaudyti, tai aš gaudyčiau tik tai tada, kai S&P 500 dipina daugiau negu 21 arba 20%, nes tai tikėtina signalizuos statistiškai S&P to laikotarpio, kurį jisai krenta, dugną. Tik tai va čia toj vietoje, žinai, labai gerai tu sakai, kad nepamirškit paprasto DCA, toliau investuokit ir nelaukit dipo, nes praeities rezultatai negarantuoja ateities. Gal lauksim dipo ir kaip jis neteis, taip neteis, o mūsų DCA strategija bus atidėta. Tai geriau ekstra. Būti rinkoje negu nebūti rinkoje ir taiminti, bet jeigu galima būti rinkoje plus taiminti, tai tada galima gerokai padidinti savo investicinius rezultatus ir pasiekti tikslų daug greičiau. O su 1300 dolerių, eurų pasyvių pajamų per mėnesį, tai kiek mes turim apie 1,5 prieš mokesčius gauti pasyviomis pajamomis, kas bendrai paėmus 18 000 per metus, kas realiai, sakykime, pastato mūsų į kokių 300-350 000 kapitalo dydį bendrai, tai sakyčiau, kad vėlgi nėra čia nieko neįspūdingo, painvestavus 10 metų. Kaip tau davam 3? Painvestavus 10 metų tokiom sumom, po to iš viso neinvestuojant, šita visa dalis turėtų tau išsispręsti iki 5 metų ir būsi faini. Su sąlyga, kad dabar bus aiškus planas ir strategija ir nesidubliuoti. Ar dubliuoti fondus ir akcijas? Aš asmeniškai dubliuočiau, vėlgi žiūrėčiau, kas yra mano core ta pozicija, ETF-as, koks indeksas. Jeigu tai yra S&P 500, tai valio ten yra vienokia. Jeigu tai yra Nasdaqas, ten yra praktiškai 3 sektorių. Tai aš tada tuos sektorius galbūt tiesiog pavienių akcijų pavidalu dasipirkčiau savo į krepšelį. Viskas. Aš turiu vėlgi polinkį reitam. Kodėl? Nes statistiškai, jeigu pažiūrėsim, jie lenkia S&P 500, tai aš galbūt rinkčiausi reitus šitoje vietoje, plus gaučiau jau dabar pasyvias pajamas. Viskas. O daugiau viską tu darai gerai, nežinau, nematau, kur čia ką pakomentuoti.
Taip, nice, gerai. Lekiam į trečią situaciją. Ir anonimas. Vėl. IT specialistas, pajamų gavimo forma yra darbo sutartis, 2 pajamų šaltiniai, bendros pajamos 4200, bendros išlaidos 2200. Finansinių įsipareigojimų nėra. Amžius 42, vedęs, žmona ir 2 vaikai, 5 ir 9 metai. Biudžeto valdymo būdas, 9 kartus pamatuok, 10 pirkam. Santaupos nuo pajamų per mėnesį 500. Santaupų suma 10 000, greitai prieinama, neįdarbinta, 50 000 indėliuose, dirba saugiai su 4,5% palūkanom, investavimo priežastis, finansiniai laisviai. Noriu 50 metų rinktis, ką noriu, kiek noriu, ar iš vis noriu dirbti. Turim 8 metus. Investavimo patirtis, IGD, ETF, akcijos, kripto, P2P, P2B. Investuojama suma per mėnesį 1500, turimos finansinės apsaugos, gyvybės draudimas 25 000, daugiau jokių apsaugų nėra. Vaiko pinigai 192 bendroje tėvų sąskaitoje, išnaudojamos mokesčių lengvatos, išnaudojama maksimaliai lengvata su IGD ir 3 pensijų pakopa. YouTube investuotojų ir investavimo kanalai yra asmeninė edukacija per paskutinius 12 mėnesių, lūkesčiai ir ko tikitės iš pokalbio, investicijų portfelis 150, ar ne, 150 000 eurų, iš jų 40 yra 2 P2P platformose, 65 000 bitcoinas, 15 000 ETF, per pusę SXRV ir IS3N, 4 30 000 pavienės akcijos, strategija, augimo portfelis, pagrinde susidedantis iš didelių stabilių kompanijų, kurios turi ateities augimo potencialą. Lūkestis. Ir vėl, kaip fainai, kai sunumeruojate. Aišku. Pirmas, kokios būtų įžvalgos portfeliui, kad iki 50 metų būtų pasiektas finansinės laisvės tikslas. Antras, ar tikslingiau turėti sveikatos ir kritinių ligų draudimą ir mažinti finansinės pagalbės sumą, perkeliant ją į investavimą. Ar su mano amžiumi jau neverta apie draudimus galvoti dėl pakankamai nemažai įmokų. Jo, tai čia mini insightas, kad jau kai KEM 2, tai šitie draudimai kainuoja tikrai daug. Jie eksponentiškai auga, lygiai taip pat kaip ir investicijos, taip pat ir draudimo kaina. Taip. Trečias, kadangi nemaža pavienių akcijų portfelio dalis dubliuojasi su SXRV, ar verta perskirstyti ir į kurią dalį iš jų išimti iš pavienių akcijų ir įdėti į ETF'us ar atvirkščiai. Toliau, trečias dar kartą, tai ketvirtas, kurias dalis tikslingiau pildyti toliau, o kurias palikti. Pavyzdžiui, kripto neplanuoju daugiau plėsti. Ir paskutinis klausimas, kokiais skirtingais etapais ir kaip pertvarkyti portfelį artėjant iki 50 metų amžiaus, tikintis realizuoti užsibrėžtą tikslą. Ir paskriptum, labai ačiū už kuriamą puikų turinį. Labai ačiū už tokį tikslo aprašymą ir už, čia pakankamai paprasta bus šitoje vietoje. Tai atsakant į pirmą klausimą, tai vėlgi viršuje aš nieko nekomentuosiu, nes viskas daroma gerai, tai aš net neturiu prie ko prisikabinti. Aš iškart tiesiai šviesiai prie lūkesčių. Tai įžvalgos portfeliui, kad iki 5 metų būtų pasiektas finansinis laisvės tikslas. Tai SXRV tai yra Nasdaq'as, kiek aš pamenu. Taip, jeigu pasižiūrėti. Jo, IS3N nepamenu mintinai. Emerging Markets, ne? Tai klausimas, kokia proporcija yra sudėta per pusę. Aš mažinčiau Emerging Markets, tiesą sakant, jeigu bendrai paėmus, aš jais nelabai tikiu, aš iš Emerging Markets galbūt išrinkčiau kokias 3-5 perspektyves, tas vadinamas kompanijas, arba su geru fundamentalu. Šitoje vietoje, jeigu norisi to augimo portfelio ir tiek žinių, ten nežinau, gali būti BABA, gali būti tas pats PDD, gali būti iš elektromobilių kas nors, tai vienas kaip pavyzdys ir bendrai tikriausiai net nieko daugiau pakomentuoti ir negaliu, nes aš tos rinkos nelabai žinau. Bet Emerging Markets visada, žiūrint, atsilikdavo ir klausimas, ar dabar taip nebus. Pagal prognozę, aišku, ten Kinija turėtų viršyti su savo BVP apie 32-33, man atrodo, Amerika. Pasižiūrėsim, bet panašu, kad su tokiais apribojimais eksporto iš jų ir muitų uždėjimų ten dvigubų, tai nelabai jiem pavyks. Bet žinai, Tarptautinis valiutos fondas, šiandien kaip tik ryte ir skaičiau, tai jie prognozuoja augimą
ir būtent emerging markets augimą. Tai vadinasi, jie taigi žino, ar ne, kad bus ir muitai uždėti ir kažkas Tai uždėti, žino. bet kadangi įsileidžia vis tiek Aziją. Bet žinai, man Buffetto patiko never bet against America. Tai labai paprasta. Nu, tai gerai, va per pusę, ne? Jo, bet šitoje vietoje, jeigu per pusę, tai bendrai tai sudaro 7,5 tūkstančio nuo 150 tūkstančių, tai aš sakyčiau, tiesiog nepildyčiau daugiau. Nu, ta prasme, emerging marketo, nes tai yra apie kiek? 5 procentai portfelio. Tai that's fine. Iki 10% gali būti emerging markets, viskas cool. Tai va, bet turint minti, kad mes turim alternatyvių investicijų, tokių kaip Bitcoinas, kuris šiandien kainuoja 5, rytoj kainuoja 5, poryt kainuoja 3,5, o po to 100, tai su tokiu volatilumu mes galime, na, sakykime, prisižaisti šitoje vietoje ir aš tikrai nepildyčiau daugiau, bet palikčiau, nepardavinėčiau ir tiesiog turėčiau pas save. P2P 40 tūkstančių valio, pas jūs eliminuos iš lubos palūkanos nuo 25 metų atsiradus investiciniai sąskaitai, tai visas reinvestuojamas pelnas galės keliauti tiesiai šviesiai be jokio apmokestinimo. 30 tūkstančių pavienės akcijos, nežinau kokios, bet kadangi yra susideda iš didelių stabilių kompanijų ir parašyta, kad dubliuojasi su S&P 500, tai aš asmeniškai, na, tada Nasdaqą rinkčiausi tiesiog ir tas akcijas išimčiau, nes mes perkame visos rinkos gražą šitoje vietoje. Vat Nasdaqas, nesakykime, tai yra bendrai kokią rinką jisai kūrė, nu, vat, šitos kompanijos, kurios jame yra, tai vat mes perkam visą tą gražą. Jeigu mes bandysim išrinkinėti ten kažką iš to, na, tai tikėtina, nu, gal ir paeis, bet bendrai paėmus gali ir labai stipriai nepaeiti mum ir turėsime daugiau nuostolio. Prisiminkim, kad average investor uždirba apie 2,5-3% investuojant, kai tuo tarpu indeksai uždirba ten 8, kai kurie 16-15% metinių. Tai to mes neaplenksim. Tai kadangi yra noras ramiai link tos pensijos nukeliauti, aš mažinčiau pozicijų pavienių akcijų ir kelčiau į ETF-ą. Tai va, tai čia yra kokios būtų įžvalgos portfeliui. Aš toliau pildyčiau ETF-ų portfelį ir reinvestuočiau viskas, kas yra P2P platformose. Tai netraukčiau iš ten ir nepersiskirstyčiau. Tiesiog. Kita dalis, vėlgi, kadangi tikslinga turėti sveikatos ir kritinių ligų draudimus, tai turint minti, kad kritinių ligų draudimas 42 metų žmogui kokių 30 tūkstančių apsauga gali kainuoti ir kokius 500-600 eurų per metus, aš sakyčiau, kad neverta, nes geriau turėti didesnį rezervą ir didesnę investicijų sumą. Finansiniai higienai, sakykime, tuos draudimus reikia turėti, bet ten sumos neturėtų būti didelės, jos turėtų būti adekvačiai parinktos pagal pačio situaciją. Tai čia siūlau su konsultantu vaikam iš tikrųjų būtų naudinga turėti draudimus, nes kas nutinka, jeigu vaikas susirga, tai vis tiek tėvai netenka pajamų, nes reikia prižiūrėti ir taip toliau, arba auklė, nu, žodžiu. Tai šitoje vietoje gaunasi vis tiek patiriamas išlaidos, tai vaikai nuo traumų, nuo neįgalumo, nuo kritinių ligų, tikrai taip aš esu už šitą dalyką. Vėlgi, tai pavienių akcijų atsakiau, kurias dalis tikslingiau pildyti toliau irgi atsakiau. Ir kokias skirtingais etapais ir kaip pertvarkyti portfelį atėjant iki 50 metų amžiaus, tikintis realizuoti užsibrėžtą tikslą. Tai aš sakyčiau, aš nieko nekeičiau, aš tiesiog pildyčiau ETF-us šiai dienai, tą indeksinį investavimą. Pavienės akcijas irgi tikriausiai pardavinėčiau, fiksuočiau dalį pelno ir that is it, ir perskirstyčiau į ETF-ą. O dabar klausimas, ar yra labai didžiulis skirtumas, ar išeisit į pensiją 52 ar 49? Aš sakyčiau, jeigu yra, tai tada tiesiog mažinti riziką ir galbūt didinti tą patį P2P ir didinti reitų dalį pas save portfelėje, kurie moka kiekvieną mielą mėnesį ir galbūt užpirkinėti kitą indeksą, kaip pavyzdys tas pats Covered Call Nasdaqas ir Covered Call S&P 500, tie fondai, kurie yra kas mėnesį išmokantis dividendus, tai distribucijas. Tai šitoje vietoje toks variantas galėtų būti. O šiaip, jeigu nėra skirtumo, kuris amžius, kem 9, ten PM2, nu gal iki ten PM4,
Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, laikyčiau viską taip, kaip yra ir pildyčiau ETF-us, o po to tiesiog realiai tada, kai matyčiau, kad noriu parduoti ir tikrai turiu tą užsibrėžtą pinigų sumą, nes kodėl sakau, tas gepas yra ten iki kelių metų, nes jeigu krizė būtų, ne, tai palaukti, kol atsistatys, tai šitoje vietoje tiesiog pertvarkyčiau kardinaliai portfelį pagal tos dienos jau situaciją, galbūt atsiras kažkokios naujos platformos, galbūt atsiras kažkokie nauji ETF-ai, kurie duoda pasyvias pajamas ir taip toliau ir panašiai, o kadangi bus investicinė sąskaita, tai šitoje vietoje viskas yra pakankamai easy. Vienintelis niuansas, Bitcoino aš jau tada atsikratyčiau ir turėčiau galbūt ne tiek daug jo pas save portfelį, ten palikčiau kokius 0,25, nes dabar apie 1. Tai 0,25 kokio Bitcoino, that's fine, ir visa kita tada į passive income generuojančius aktyvus. Daugiau neturiu labai ką pakomentuoti. Labai fainai. Tai ačiū visiems, kas susintė, labai aiškios tos situacijos, labai faina komentuoti, kai yra aiškus klausimai ir jeigu jūs norit, kad apžvelgtume jūsų situaciją nuorodą apačioje, jeigu kiekvienas iš jūsų, kas pažiūrėjo iki čia, išsinešė savo kažką, uždėkit laiką ir pasimatysim kitose video. Ačiū tau. Ir susirinkit bonusus iš mūsų Freedom 24 rėmėjo irgi su nuoroda apačioje, nes aš užsiminiau, kad galima gauti iki 20 akcijų dovanų pasipildžius sąskaitas naujai atidarytiem akauntam. Tai pelningo investavimo ir iki kitų kartų. Iki.